Wow. Labas vakaras visiems. Labai gera matyti šitiek daug žmonių šiandien. Labai gera matyti tiek bendraminčių. Bet labai negera matyti, kas vyksta Lietuvoje šiom dienom. Ir iš tikrųjų taip atrodo, kad tas sovietinės architektūros paminklas, kuris stovi kitam gale Gedimino prospekto, jis to ir jau rimtai pradvoks nomenklatūriniais kotletais. Bet, žinot, valdančiosios daugumos pozicija į mūsų balsą yra aiški, bet man labai trūksta mūsų prezidento pozicijos. Ir jos labai ilgai jau trūksta. Ir aš suprantu, kartais ir didžiausi lyderiai pasimeta, netenka kelio, ypač kai iš abiejų pusių jiem vis patarinėja įvairūs patarėjai. Todėl šiandien aš parašiau tokį šabloną, kurio kviesčiau norint pasinaudoti. O galėtų būti taip. Mieli Lietuvos žmonės, šiandien, kai mūsų gerovės valstybė virsta panašesnė į komunistų landynę, tvirtai pareiškiu, Lietuvą aš pabudau. Gal per televizorių būsiu ne visada toks aukštas, ne visada gražus, bet vienybėje su tauta, kuri mane išrinko. Ačiū.